Atbėgu labai trumpam su tokiu tipsu priminimu apie konfliktus, konfliktinės situacijas ir tas situacijas, kurios labai išdrasko, išardo mus, mes pasigaunam emociškai, atiduodam daug energijos, daug savo vidinio tokio, blogai po to jaučiamės ir sukam nuolat galvoj filmukus, ką tas žmogus padarė, ką jis pasakė, kaip jis mane įžeidė, kaip jis mane įskaudino, kaip man dabar blogai ir tai tęsiasi kaip koks užburtas ratas ir vis pastoviai ant to pačio grėblio lipam ir lipam, įsiskaudinam, vėl konfliktas, vėl išsitaškom, ką tokiu atveju daryti, kaip ir kodėl visą tai vyksta. Esmė kokia, kai vyksta konfliktas su žmogum, mes turim suprasti, kad ne tas žmogus kalba. Pavyzdžiui, pykstuosi su vyru, ar ne? Turiu suprasti, kad ne vyras man sako blogus žodžius, jeigu jis tai darytų, ar ne? Tai kalba astraliniai parazitai ir tos nematomos būtybės, kurios yra prisisiurbę, kurios nori pasimaitinti neigiamą emociją, energiją, kurioms reikia mūsų ašarų, pykčio, baimių, visokio to vidinio skausmo. Joms atėjo laikas valgyti. Jos sukuria situaciją, siunčia mintis tiems, prie kurių yra prisisiurbę ir sukuria konfliktą lygioje vietoje, pavyzdžiui, davaro kitą žmogų iki ašarų, sakykime, iki išsitaškymo, pasimaitina ir ramu. Aš atsimenu, kai mano patėvis, sakykime, gerdavo ir jisai psichologiškai smurtaudavo, tai aš tą pastebėjau labai, dabar kai galvoju ir prisimenu, tai yra, kad jis davarydavo iki ašarų, mamą ar mane, ir tada ramus užmigdavo. Ir čia ir yra esmė, kad kai konfliktuojate, ar jūs bando įtraukti į konfliktą žmogus, turėkite omeny, kad ne jisai kalba, ne jo siela su jumis tuo metu kalba. Kalba tie astraliniai parazitai, prielipos, tas, kas prisisiurbė prie jo, su kuo turi sutartis tas žmogus, ar ne. Jūs tą žinodami mintyse sakykite toms prielipoms, aš tave matau, aš žinau, ką tu darai, tau nepavyks, tau nepaeis, iš manęs nieko negausi. Ir tada gaunasi, žmogus, ką kalba fiziškai, gaunasi toks bla, 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 manęs nekabina, netiduodu, aš renkuosi netiduoti energijos tiem astraliniam parazitam. Tai tarsi reikia padaryti kaip atskyrimą subtilaus lygmens nuo fizinio. Fiziniam lygmenį žmogus sako bjaurius žodžius, bet aš žinau, kas vyksta subtiliam lygmenį, kad tai ne jisai kalba, kad kalba ten tie astraliniai parazitai ir aš iš jų šaipausi mintyse. Ta prasme, žiūriu kaip į cirką, ką dar mokat, ką dar pasakysit, jau tik tiek, viskas, daugiau nieko nesugalvojat naujo. Nes aš tą pastebėjau, kad kai būna prisisiurbę tie astraliniai parazitai, konfliktuojantis žmogus, jisai dažniausiai sako tas pačias frazes, jisai suka tą pačią plokštelę. Sakykime, patėvis lipdavo nuolat ant tos pačios, vadindavo mus ten visokiam paleistuvėm, taip toliau, nieko naujo nesugalvodavo, bet aš suprantu, kad ne jo siela ten kalbėdavo, o tie astraliniai parazitai, ten priklausomybių parazitai, dar kažkokie, kurie iš jo maitinosi ir iš mūsų maitinosi, kol aš nesupratau šitų dalykų. Tai pabandykit tokį žaidimą, jeigu yra žmonės, vaikai, vyras, anyta, broliai, seserys, nesvarbu kas iš jūsų išmušinėja emocijas neigiamas, kas jums kelia tą skausmą iki ašarų davedinėja, pažaiskit su tais astraliniais parazitais, tom mintim, ką dar sugalvosi. Tiesiog, aišku, visada ta formulė stop, draudžiu artintis, mano kūnas ir siela priklauso man, tai čia yra klasika, ją visada galima naudoti, bet kai tu sąmoningai suvoki ir pradedi matyti, kad tas astralinis parazitas, ta būtybė kalba per tą žmogų, viskas nusikerta energijos nutekėjimas ir tiesiog greitai konfliktas ir baigėsi. Nes jeigu aš renkuosi netiduoti energijos, nepamaitinti to astralinio parazito, jis ilgai netvers, jis ilgai nebus aplinkui šalia, nes jam reikia valgyti ar ne, o čia valgyti nieks neduoda. Vadinasi, reikia tapti slides. Tai tiesiog toksai
prieš savaitgalį priminimas, jeigu kažkas iškils tokio, ar jau iškilo šiuo metu, vat, pavyzdžiui, kažkada tai buvo, išsitaškit ar ne, tai eilinis tas toks susitvarkymas, ar ne, susigražinu savo energiją, išvalytą, pilnoje apimty, savo dalis, atiduodu kitiems jų energiją ir dalis, kas jiems priklauso, ar ne. Jeigu išleidau pyktį į aplinką, atsiprašau aplinkos tiesiog, ar ne, sakau, kad, atsiprašau už mano tą neigiamą poveikį ir atstatau pažeistą tvarką, anuliuoju tą visą savo negatyvą, kurį paleidau. Tai tiesiog toks trumpas priminimas, man atrodo, aš neatsimenu jau ar sakiau tai, ar dalinausi, bet tiesiog tarp darbų galvoju greitai papasakosiu, tai tiesiog pabandykit panaudoti. Ir aišku, visada labai smagu sulaukti komentarų, ar pavyko, kaip pavyko ir kokie pojūčiai. Tikrai skaitau viską su tokia šiluma širdį ir labai ačiū už tuos gražius tokius atsiliepimus, padėkas, man tai yra labai smagu ir svarbu ir tikrai gero savaitgalio visiems.